Dar kartą veiksmas šitoje salėje tęsiasi, toliau susipažįstam su Lietuvos kino industrija ir šį kartą kalbėsime apie prodiuserius ir režisierius, apie tai, kaip jie keliauja nuo filmo idėjos iki premjeros, apie tai, kaip randa bendrą kalbą ir šioje diskusijoje dalyvauja Marija Razgutė, laba, taip pat Klementina Remeikaitė, Titas Laucius, Andrius Blaževičius. Titas ir Andrius yra režisieriai, Klementina ir Marija yra prodiuserės. Pradėkim gal nuo to, kaip radot vienas kitą. Klementina, Titai. Šitai viršų. Pabandom. O, užsikūrė. Gerai. Te. Tai sveiki visi. Tai mes su Titu susipažinom iš tikrųjų muzikos ir teatro akademijai. Aš studijavau prodiusavimo, o Titas studijavo scenarijaus rašymą. Scenarius. Kino dramaturgiją, atsiprašau. Tai mes ten susipažinom ir kažkaip pradėjom kartu ten dirbti. Ir tada Titas dar studijavo režisūrą magistrą ir tada kartu kažkaip pradėjom ir tos filmus kurti. Tai... Ar Tito versija tokia pati? Beveik tokia pat. Mums reikėjo parašyti bakalaurinį kartu per 2 savaitės ir taip gavos, kad jie reikėjo tą, o man reikėjo mano, tai buvo 2 savaitės ir ten pastoji dirbdom, tai kažkaip kartu jau pradėjom su treningais vaikščioti į akademiją, rašyti, tai taip ir susipažinom gal, dėl stiliaus rūbų. Komforto zonoje treninguose įmanoma ir per 2 savaitės viską padaryti. Tada įmanoma, jo. Jūsų bendra istorija, Marija, Andriau. Man atrodo, pats geriausias paaiškinimas, dėl ko mes su Andrium dirbam kartu, yra, kad mes esam gimę tais pačiais metais, tą patį mėnesį, tą pačią dieną. Ir mes kažkaip visiškai netyčia tą sužinojom pirmą dieną, kai susipažinom. Ten buvo toks stojamieji į akademiją, aš atlydėjau draugą, kuris stojo irgi į režisūrą. Ir kažkokiu būdu mes su Andrium susipažinom ir kažkodėl, nežinau, kodėl mes apie gimimo datą pašnekėjom ir sužinojom, kad gimė tą pačią dieną. Ir buvo toks, pirmą kartą sutikau žmogų, kuris visiškai taip pat gimęs kaip aš. Ir viskas prasidėjo nuo tiesiog asmeninės draugystės su Andrium, kad buvom bičiuliai ir po to Andrius turėjo daryti magistro darbą, trumpametražį filmą. Ir kažkaip man labai patiko Andriaus prieš tai daryti darbai, bakalaurė, Andriui turbūt patiko, ką aš prieš tai dariau ir kažkaip sutarėm dirbti kartu ir tada įvyko 4 filmai. Per 2 savaitės darbas, ar jūs turėjote šiek tiek daugiau laiko? Ne, mes kažkaip gal šiek tiek turėjom daugiau laiko, nepamenu kiek, bet jo, gal iš anksčiau truputėlį. Gerai, Andriau, kaip suprantu, žvaigždės suvedė. Jo, bet aš kažkaip galvoju, kodėl tada taip pat gavosi ta pažintis, nes šiaip tuo metu aš turėjau ilgus plaukus, kas dabar yra neįtikėtina, ir tie pajuodę pakiai tokie, ir tiesiog, man atrodo, aš labai egzotiškai atrodžiau ir kažkaip taip įvyko kažkoks tas kontaktas dėl to. Tai va, bet šiaip jo, viskas čia Marija papasakojo, aš čia per daug nepridursiu gal. Aš taip porom toliau bandau jūs kalbinti. Kaip atrodo darbų pasidalymas prodiuserio, režisieriaus jūsų atveju? Klementina, dar yra vienas laisvas mikrofonas, galite jums 3 bus paprasčiau pasidalinti, bet šitas jau jungtas, tai važiuojam. Tai darbų pasidalinimas pakankamai aiškus, nes profesijos pakankamai yra skirtingos, tačiau atsakomybių turi labai, atrodo, abi profesijos tiek pat, tik tais pats principas yra labai skirtingas. Tai nežinau, tai Tito atsakomybė kaip režisieriaus galbūt ir scenaristų yra parašyti scenarijų. Mano atsakomybė yra įgyvendinti filmą. Tai reiškia tiesiog finansiškai jį įgyvendinti, gauti pinigų, nežinau, vykdyti sklaidą, reiškia važiuoti į festivalius, įvairius industrijos renginius, reklamuoti, pitchinti, pristatyti projektą ir kartu pristatyti režisierių ir save ir tiesiog taip labiau reprezentuoti, bet kartu ir stengtis, kad tas filmas visgi pasiektų ekranus ir būtų įgyvendintas. Tai. O jeigu Titas parašo scenarijų, bet biudžetas tam scenarijui įgyvendinti atrodo per didelis būtų reikalingas, kas tada? Ne, tai tada kalbam ir ieškom kompromisą. Nes iš tiesų darbas su režisierium ir prodiuserio, su režisierium, režisieriaus su prodiuseriu, manau, yra labai daug priemama kompromisų
atsižvelgiant į tai, koks yra filmo biudžetas, atsižvelgiant į tai, kaip jūs ir sakot, koks yra scenarius, tai jeigu mes norim įgyvendinti tą filmą, tai turim būti, kaip sakant, abu suprasti adekvačiai situaciją ir galimybės ir tada aš manau, jeigu tame yra sinchronas, tai viskas įgyvendinau. Taip, Titai. Jo, man atrodo, kad dažniausiai gal ne apie visą filmą būdavo kalbos, o apie kažkokias scenas. Ir sakom, čia ar tikrai reikia to, ar tikrai reikia to. Tada būna ilgas pokalbis ir bandymas vieną pusę arba kitą įtikinti. Tai jeigu įtikini, tai tada mes suprantam, gerai, reikia šitos scenos ir darom ir kažkaip verčiamės. O jeigu... Taip, bet tada būna, kad tada kažko tenka atsisakyti. Taip. Tai čia irgi yra tas diskusijų klausimas, kuris yra svarbesnis dalykas. Taip. Ar buvot kada rimtai susikibę dėl kokios scenos? Tai dažnai, visada. Nu, nežinau, ar jau neberimtai, bet atrodo iš išorės, kad rimtai turbūt. Nu, kaip, nu, tai čia toks irgi yra. Nežinau, kas yra rimtai. Rimtai yra, jeigu tu labai asmeniškai pradedi priimti kažką, tai kad nueini į tai, kad nevertina tavo darbo ir ta diskusija pasislenka visai į kitą pusę, o ne apie rezultatą ar scenarijų, tai tada tai gali būti labai rimtai, bet šiaip tai visa tai yra tiesiog diskusijos reikalas ir tenka daryti ir man kompromisus, bet ir... Va, galiu papasakoti, čia labai sena istorija. Kompromisas, kur labai aš supikau, bet taip mes jau dirbam. Tai kai filmavom pirmą filmą studentišką, ir mes dirbam 9 darbus vienu metu ir aš buvau prie monitorius ir atvažiavo Voltas. Ar Boltas ir reikėjo sumokėti už pizzas pinigus, bet tik aš turėjau kažkodėl tos pinigus. Kešą. Jo, kešą ir man... Kešą mokat per Voltą? Ne, nu čia ne Voltas, ten dar ne, ten užsakom pizzą į namus. Jo, ir man reikėjo čia žiūrėti ir tada ateina Klementina, sako, duok 50 eurų ar ten kažkiek. Ir man reikia taip duoti, nu žodžiu, tai čia toks buvo 90-ųjų stilo. Tai gali būti, kad tu dakūrai kažką čia. Tai skoloj tu esi dabar. Ne. Ten gal dar litai buvo. Tai 20. Jo, gal kažkiek tam buvo. Nu, tai tokie būna, kai vis tiek nelabai mes daug, ypatingai tada, tai iš vis neturėjom nei biudžeto nieko, tai turbūt tas stresas kyla, kai reikia 9 darbus vienu metu daryti. Taip, nes akademija ir būdavo, kad tas prodiuseris yra ir gamybos vadovas, ir lokacijų paieška, ir kraftas, tai yra maitinimas, ir pirmukas, ir antrukas, tai tiesiog, o režisierius irgi yra viskas, irgi taip pat viename. Tai tiesiog tada jau prasideda tas toksai žiaurus, kaip čia vadinamas, multitaskinimas, kur tu tiesiog jau natūraliai nebeturi jėgų ir gal tiek kompetencijų atlikti tiek daug darbų vienu metu ir tada natūraliai atsiranda kažkokie tokie gal konfliktai, kurie labiau net ne iš kūrybinės dalies. Atsiranda kešo režisieriaus kišeniai, visa laimė. Aš galvoju dabar, dėl įspūdingai infliacijos suma šiek tiek išaugus. Bet pasiskaičiuosit, kaip jūsų atrodo dramos ir nesutarimai, jeigu tokių būna? Būna, aišku, visada, bet kažkaip man atrodo... Gal Andrius neskoloja man, aš jam irgi liktai ne. Gal, nu, vis tiek jo yra kartais dabar, pavyzdžiui, irgi ruošiame naują filmą ir aršiai diskutuojam dėl keletos scenų, ten dėl pabaigos. Andrius sako, aš girdžiu tave, bet nesutinku. Aš sakau, aš tave irgi girdžiu, bet irgi nesutinku. Tai, bet šiaip paprastai mūsų bendradarbiavimas, nežinau, turbūt labai daug bendraujam, labai daug kalbamės, aš daug pasakoju, ką aš darau, kad Andrius žinotų ir suprastų, jis man pasakoja ir ta nuolatinė komunikacija tokia, dalinimasis, nu, nes tu vis tiek kaip bebūtų, filmas yra mūsų bendras projektas, mes esam kaip 2 partneriai, kurie daro, nežinau, kažkokį tai projektą kartu. Ir abu esam lygiaverčiai, turim tos atsakomybės, pareigų ir tai yra, nu jo, mūsų 2 toks, sakykime, veikla keletą metų bendra. Tai norisi, kad, aišku, viskas vyktų sklandžiai, dėl to reikia labai, nu, atvirai bendrauti, viską išsisakyti, kas nepatinka, kartais tas būna nemalonu, kai reikia viens kitam sakyti, kas nepatinka, bet va, kaip sakė kolegos, reikia neprimti asmeniškai, vėl, nu, tai turi būti toks darbinis santykis. Bet nežinau, tai kad mes su Andrium dirbam dabar jau kiek čia 14 metų kartu, tai turbūt atradom būdą, kaip bendrauti ir kaip išlaikyti tą ir kaip ir Klementina sakė, iš tikrųjų prodiuserio ir režisieriaus darbas yra labai labai skirtingas, nors tikslas yra vienas ir tas pats, ar ne, kad būtų kuo geresnis filmas pabaigoje,
Bet jeigu prodiuserio darbas tai yra suvaldyti visus procesus, ar ne, kad tas filmas iš tikrųjų atsirastų, tai reiškia ir finansai, ir komanda, ir grafikas, visas kalendorius visų darbų, kad viskas susijeitų, viskas būtų atlikta. Ir aišku, vienas iš svarbiausių tai yra suprasti, kokia yra viešinimo svarba viso to, ir B2B lygmenį, ir komunikacija su auditorija būsima, nes filmas vis tiek daromas yra 2, 3, 4, kartais ir daugiau metų priklausomai nuo filmo, tai vis tiek tu turi suprasti, kad kas bus tavo žiūrovas po tų 3-4 metų, ar ne, ir kas ateis žiūrėti to filmo ir tą turi po truputį, kaip sakyt, tą bildinti savo žiūrovą. Tai jo, tai tas darbas yra labai įvairiapusiškas, bet kažkaip kartu pasiskirstant, kas ką daro, man atrodo, kaip ir gana aišku. Nežinau, Andriau, noriu pridurti. Ačiū. Svarbu atskirti vaidmenis tinkamai, kaip suprantu. Gerai, o kalbant apie tas pozityviasias patirtis, tai jūs jau šiek tiek palėtėt, o ko reikia prodiuseriui iš režisieriaus, režisieriui iš prodiuserio, kad būtų galima dirbti kartu sėkmingai? Ko reikia? Reikia, manau, gal tokių kaip labiau asmeninių gal savybių, gal reikia kažkokios turėti empatijos vienas kitam, kad suprasti, kad mokėti save pasistatyti kito vaidmenį. Tu negali būti labai kategoriškas, negali būti toksai gal labai per daug valdingas. Ir aš manau, kad dar vienas dalykas labai yra svarbus, tai truputėlį numažinti kiekvieno asmens ego, nes jis dažniausiai yra labai didelis ir tą suprasti, kad tai būtent, kaip Marija ir minėjo, kad tai yra 2 žmonių darbas, o ne vieno. Tai tas gebėjimas suprasti ir mokėti pastatyti save į kito poziciją, aš manau, yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas, matyti, yra atsakomybė, kiek tu moki priimti atsakomybę už projektą, už savo veiksmus, mokėjimas pripažinti savo klaidas, manau, irgi yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes tai tada veda į tokį dialogą ir tada supratimą, kad žmogus supranta visgi situaciją ir kad klaidų mes visi padarom ir iš jų paskui pasimokom ir yra labai smagu, kad paskui įmanoma jų nebedaryti. Ir man atrodo, kad taip kažkoks tai bendro tikslo turėjimas, susitarimas, kad mes siekiam vieno tikslo bendro, yra padaryti filmą, kad tas filmas būtų geras, kad mes kiekvienas iš savo profesinės pusės įgyventumėm savo tikslus išsikeltus, tačiau tas galbūt, kad tas filmas pasiektų ekranus ir tas mokėjimas, būtent, suprasti tą tikslą ir ko mes čia norim kartu padaryti, ką mes norim, o ne kiekvieno tik tais asmeninės kažkokios ambicijos, kas dažniausiai ir labai sugadina daugą ir patį filmą, ir santykį, ir netgi tą pačią komandos atmosferą, kai reikia dirbti kartu. Tai aš manau, šitie tokie gal dalykai vieni svarbiausių. Dažnai tai būna kine? Kad sugadina asmeninės ambicijos projektą. Oi, aš manau, kad labai dažnai. Tai tas ir yra mokėjimas, kaip tu turi susidraugauti ir susidirbti. Kaip Marija minėjo su Andrium ir jie dirba kartu jau pakankamai daug laiko. Mes su Titu gal irgi jau taip daugiau laiko dirbam, gal ne tiek daug. Bet aš, pavyzdžiui, dar daug dirbu su Laurynu Bareiša, su kuriuo mes kartu ir atidarėm savo kaip ir kompaniją. Po akademijos, tai kol mes išmokom kalbėti kartu, nepriimti asmeniškumų, tai gal dabar po kokių jau 7 metų mes jau galim kalbėti kaip normalūs suaugę žmonės, be jokių asmeniškumų ir jau taip tiesiog susitarti. Tai aš manau, kad čia yra labai ilgas darbas ir tas apsisprendimas visgi, ar tu nori dirbti kartu ir išlikti kaip ir partneriai būtent profesiniai srity ir daryti ne vieną filmą daugiau, tai aš manau, kad tai ir yra toksai labai geras įrodymas, kad ta komanda yra stipri ir jinai susikalbėjo. Tai manau, kad čia labai dideli būna, kaip čia pasakyti, pliusai profesiniai išpildyti tikslai galbūt, kada tu matai, jog režisierius ir prodiuseris daro jau ne pirmą filmą kartu, tai yra tokia jau kaip tendencija, tai aš manau, kad tai suteikia jau pasitikėjimą šitą komandą, tai irgi manau, tai didelis pliusas. Jeigu 7 metai, tai čia tokios kaip antros studijos, atrodo.
Dar vienas bakalauras plus magistras. Nu, panašiai čia gal tokia kaip ir draugystė, santuoka ir darbas ilgalaikis, o ne trumpalaikis. Tai. Ar jums teko susidurti su atvejais, kai asmeninės ambicijos trukdė kine? Ką daryti, kad jos netrukdytų? Tai bet aš gal labiau esu girdėjęs tų daug istorijų iš Lietuvos industrijos, būtent apie čia. Taip, tai yra iš tikrųjų visai dažnas dalykas, kai tos ambicijos trukdo, dažniausiai kaip tyčia tai yra vis tiek režisierių ambicijos, bent jau kaip tenka girdėti. Tai va, bet aš dar ką norėčiau pasakyti, kas yra labai svarbu, man atrodo, dėl to darbo kartu, nes šiaip mes visi čia keturiese dirbantis, tai vis tiek tai yra autorinio kino. Mes esam kaip ir kūrėjai ir vis tiek viskas prasideda nuo to, kad režisierius arba scenaristas turi scenarijų ir va čia yra toks momentas, kai jisai ateina pas prodiuserį su savo idėja ir prodiuseriui turi tiesiog jinai patikti, nes jeigu ne, ir jisai, pavyzdžiui, vien tik iš draugystės eitų, tai būtų labai, toks, žodžiu, čia šita dinamika, man atrodo, irgi yra labai svarbi, būtent, kad tą idėją tikėtų du žmonės, nes jeigu tik tai vienas ir būtent labai dažnai tai būna, kad tik tai vienas tiki, ir tada prasideda problemos, man atrodo. O jums kartu buvo tokiu atveju, kai tik vienas tiki? Dar ne, bet nuo ko prasidėjo šitas klausimas, ko reikia, kad būtų sėkmingas prodiuserio ir režisieriaus darbas, dar pagalvojau, kad jiems abiems reikia talento daug, nes dėja kartais būna ir netalentingų žmonių kažkaip. Ir čia aš turiu omeny talento ir prodiuseriui, ir režisieriui, abiem, kad tą darbą jie tikrai turėtų gebėjimų daryti. Ir tada turbūt kažkokios tai, nežinau, meilės tam savo darbui. Nes irgi yra labai daug žmonių, kurie, nes tiek tai yra tikrai nelengva sritis ir žmonės kaip pavargsta ir tai daro tik tai iš inercijos, tai irgi būna nebelabai gerai. Tai man atrodo, tas talentas ir ta meilė ir noras daryti tą, ką tu darai, yra labai labai svarbu tam galutiniam rezultatui. O prodiuseriui kokio talento reikia? Kiek tai yra meninis talentas, kiek tai yra vadybinis talentas? Tai turbūt su prodiuseriu yra, kad turi būti geras miksas ir to, nes vis tiek mes turim tikrai dirbti su labai daug talentų, mes turim skaityti scenarius, mes turim mokėti juos analizuoti. Tu turi dirbti su audiovizualinė medžiaga, tu turi tai išmanyti, turėti gebėjimų analizuoti tiek tekstą, tiek vaizdą, turi labai daug filmų pats žiūrėti, turi labai daug skaityti, tam, kad tu būtum visą laiką, kaip palaikytum pulsą ir žinotum, kad tas darbas, kurį tu tuoj pasakysi, kad taip, aš norėčiau jį prodiusuoti, kad tai yra kažkas naujo, originalaus, įdomaus, nes jeigu tu pats neseki to, kas vyksta, tai vėl, tau atrodys kaip čia faina ir originalu, bet tada vėliau tu suprasi, kad šiaip tokių filmų daug jau yra, arba ten, nežinau, čia iš vis kartojasi. Tai man atrodo, kad prodiuserio darbas yra labai labai toks įdomus miksas tarp tų gebėjimo būti šalia meno ir suteikti jam tam tikrą formą ir kažkokį tai kūną galų gale. Titas seniai girdėjom, o kiek mikso yra režisieriaus darbe? O aš ruošiausi apie prodiuserius visą laiką. Gerai, laisvai galim nuo to pradėti. Jo, tai nežinau, man atrodo, režisierius yra tokia pavojinga profesija, nes labai gali diktatorium tapti. Nes tu turi kažkiek tos valdžios, sakykime, kur kažkas klauso ir čia toks pavojingas dalykas, nes man atrodo yra žmonių dalis, kur supranta, kad, ne visada taip gali pasakyti, žinai, nes tau atneša kavos, taiga kažkas į ranką ir ta galvoja, Tai nuo tokių mažų dalykų prasideda ir tada, tai nežinau, man atrodo, kad reikia su to dirbti, nes, pavyzdžiui, prodiuseris arba kiti komandos pagrindiniai nariai yra tie, kurie tau gali užduoti tokius klausimus, į kuriuos turi atsakyti viduje. Ne taip, kad aš, kartais būna ir taip, kad sakai, aš tikiu, negaliu tau pasakyti, kodėl tai veikia, bet tai, reti atvejai yra tokie. Dažniausiai tai yra tokie, žinai, kad jie padeda ir prodiuseris yra kaip toks žiūrovas pirmas, tas pradžioj, kuris žino tave daugiau, žino, kad gal ir jis man čia gal taip padeda, turi idėją, bet padeda gal surasti apie kainą, nes gal vis dėlto ne apie tai yra, ir toks yra pokalbis kažkoks, tai jo, nes ir režisieriui ir nuleisti ant žemės šiek tiek, bet ne visada reikia jį nuleisti ant žemės, taip, ne visada.
Bet... Ne, aš manau, jeigu labai dažnai nuleidinėsi režisierių ant žemės, tai irgi taps tokiu kažkokiu diktatorium iš kitos pusės, kuris kažkodėl irgi vadovauja ir kodėl jis turi tą teisę daryti. Tai čia vėlgi ateinam iki to rezultato. Jo, nes būna, gal čia iš seniau irgi, nes tie rėkimai aš seniau kepdavau maistą aikštelį, kepdavau sumuštinis ir gamindavau kavą iš aparato iš namų, reikėjo atsinešti ją. Tai sugadinau taip kavos aparatą, nes ten yra, žinot, tas kavos aparatas, kur padarai kavą ir vieną kavos pasidarai. Tai aš gaminau visai komandai, tai aš susideginau visus pirštus ir prakeikiau, ten fotosesija buvo. Bet ir aš išgirdau, kaip elgėsi tas fotografas arba tas režisierius, kur tiesiog rėkia ir galvoja, suaugęs žmogus rėkia ant kito suaugusio žmogaus ir reikia natūraliau, tai tu rėki ant žmogus ir prašai natūraliau. Kad atsipalaiduot. Jo, arba ten tie visi manipuliavimo tos taktikos. Man atrodo, kad čia yra neprofesionalumo tiesiog dalykas. Man atrodo, kad, irgi čia su išimtim tam tikrom, bet nežinau, man atrodo, kad noris mokyti to etiketo aikštelį. Ar tai ten turi būti faina, aišku, ne visada turi ten linksmo būti ar taip toliau, bet kažkoks pagarba, man atrodo, žmogui, man atrodo, pirmiau negu yra geras, kietas ar hausinis kino filmas. Nežinau. O manipuliavimo bet taktikos... manęs neklauskit, aš žiūriu Indiana Jonesą, tai man iš vis... Manipuliavimo taktikos nuskambėjo iš tavo lūpų. Kas tai būna? Pavyzdžiui. Manipuliavimo taktikos, tai tokios, kur mes skaitom, tai yra ta esminė tokia, kur nežinau, Shininga turbūt, man atrodo, čia tokia pagrindinė buvo, kur visą laiką nesiskaito su aktorė, žinot tą istoriją, ten nesiskaito su Jacku Nicholsonu bendrauja Kubrickas fainiai, o su ta Shirley Duvall, visada ją ten, blogai darai, tam, kad atseit sukurtų tokį siaubo, žinai, kad jinai tikrai tokia išsigandus. Tai čia, man atrodo, tokia, dabar negalėtų taip, man atrodo, įvykti jau, nes jinai ir tai būtų padarius, mano čia nuomonė, nes jinai nereali aktorė. O iš mano manipuliacijų, tokių mažyčių, žaismingų ir vaikiškų visiškai, tai buvo tik tokia, kad, pavyzdžiui, yra aktoriai, kurie improvizuoja gerai, labai jų nedaug yra. Yra, kur improvizuoja ir improvizuoja labai blogai. Tiesiog prikalba beleko, bet kitaip jisai nesuvaidins, jeigu tu jam neduosi dalykų. Pavyzdžiui, jis labai sako, čia reikia pakeisti kažką ar taip toliau. Yra, kurie ne. Tai tie, kurie pakeis, tai tiesiog manipuliacija yra tokia, kad kartais leidi jam pakeisti kažką. Ir antrą kartą jisai, jeigu tu dar kartą leisi jam kažką pakeisti, tada jisai galvos, gerai, tai aš galiu keisti viską čia. Bet mano taktika yra tokia slapta, tai vieną kartą leisti, antrą kartą nebeleisti. Ir tada jis sako, okei, bet reikia pasitaupyti toje vietoje, kur žinai, kad jisai jau norės keisti, bet tada aš jau tau leidau vieną pakeisti ten, bet, vietoj bet, sakyti ten, žinai, kažkokį mažesnį. Ir iškirpai ten, kur leidai. Jo, čia negaliu sakyti. Vienas iškirptas buvo, kito neišėjo. Tai. Jums teka susidurti su kažkokiam tai manipuliacijom, nežinau, komandos viduje? Ar yra veikiančių pozityvių? Ne, aš kažkaip iš komandos narių tai nepastebėjau, tiesą sakant, pats aš irgi, man atrodo, nelabai užsiėmau tokiais dalykais, nes irgi galvojau, kad tai nėra profesionalu. Bet aš esu girdėjęs vieną atvejį iš kolegos filmavimo, apie kurį papasakosiu, irgi buvo aktorius, kuris labai daug aiškino. Žiauriai norėjo režisuoti ir tiesiog tas mano kolega režisierius filmų, jisai tiesiog sako, tai dabar aktorius ten šitas, visai komandai, sako, jisai dabar režisuos, operatoriai, visi dabar klausom jo. Ir aišku, tas aktorius, kaip ką čia, ir viskas, ir baigėsi jo aiškinimai tada. Tai buvo tokia, taip nusodino labai. O kaip formuojat komandą? Ką formuoja režisierius, kokią komandos dalį, kokią prodiuseris? Mūsų atveju šiaip jo, mes čia taip gal ne visi taip turbūt dirba, nes aš, aišku, aktoriai, operatorius mano dalis yra, bet aš, pavyzdžiui, su dailės departamentas, ta prasme, Marija tikrai labai prisėda prie kitų departamentų formavimo, nes aš pagrindę tai noriu aktorius ir operatorių, o jo, tai paprastai, nes visą kitą jau čia aš palieku. Čia, man atrodo, dar svarbu yra tas, kad mes tarėmės apie viską kartu, lygiai taip pat, ką aš pasiūlau, tai aš pasiūlau Andriui, mes apsitarėm, kodėl taip, su kažkokiais argumentais, Andrius lygiai taip pat
su kuo jis norėtų dirbti, papasakoja, apsitarėm, tiesiog pabandom suprasti, kaip visą tai dera tarpusavyje. Kaip komanda, kaip aktorių visas ansamblis ir iš grinai tos profesinės vaidybinės pusės, iš kažkokios bendražmogiškos pusės, kad tai būtų, nes mums reikės ilgą laiką dirbti kartu ir tai irgi yra labai svarbu galutiniam rezultatui, kad ir tie talentai dėrėtų, ir filmo stilistika atitiktų, ir žmogiškam lygmenį būtų gerai. Beje, auditorijai trumpa informacija, kad galite prieiti prie mikrofono, bet kada įsiterpti mūsų diskusiją, užduoti savo klausimų, o kaip formuojat komandą jūs? Tai gal toksai labiausiai, tai kaip, aš nežinau, gal dažniausiai gal režisierius nusprendžia, koks jisai yra operatorius, kas jisai yra, koks turi būti aktoriai, aišku, aš irgi manau, kad tai yra visiškai režisieriaus atsakomybei. Sprendimo turiu omeny. Gal labiau iš tų kūrybinių, kurios yra kūrybinės ten jau tos pozicijos, tai kaip garso režisierius, ten dailininkas, scenaristas, operatorius, kompozitorius, tai čia tokios yra, manau, pozicijos, kur turi apsitarti abudu žmonės, todėl kad, kaip Marija ir minėjo, kiekvienas filmas yra kokie 3-4 metai ir tu su tuo žmogum, kad ir koks jisai galbūt yra profesionalas ir yra labai, labai talentingas savo profesijoje, bet yra nesukalbamas žmogus, tada yra irgi klausimas, ką mes renkamės, nes tiesiog jisai gali, jeigu jis yra nesukalbamas ir yra kažkur, tiesiog tu su juo galbūt negali komunikuoti, jis ir neatskleis to talento, nes tiesiog tu, kiekvienas mes atskleidžiam savo talentus tada, kai mes gerai jaučiamės ir kai mes turim tam galimybę. Ir mūsų neribojo kažkokios tos ambicijos ar ego ar kažkokie kiti sprendimai, tai mes kiekvienas leidžiam tiem talentam atsiskleisti. Tai aš manau, kad šitai irgi turi būti toksai, man jis gal atrodo labai talentingas ir geras, bet režisieriui, tarkim, Titui reikės visą koncepciją, vaizdą apsitarti su juo ir jis su juo negali bendrauti. Bet čia yra toksai kaip ir kūrybinė dalis. Tai vėlgi, čia, man atrodo, tas yra labai svarbu, suderinti žmonės ir netgi aš, pavyzdžiui, kada šiaip komanda būna ir prie kameros, tarkim, būna žmonės kokie, aš netgi dažnai su režisierium pasitariu, ar tavęs neerzina kažkuris vienas iš šitų žmonių, arba ten, nežinau, ar tau jisai patinka čia, bet iš tos pusės, kur tu tiesiog jautiesi gerai ir jis nekelia įtampas, tai čia tiesiog, kad tą bendrą atmosferą patogią sukurti visiems, kad tas įėjimas į tą filmavimo aikštelę nebūtų kančia ir tu labiau koncentruotumėsi į tai, ką tu nori padaryti kūrybiškai, o ne į tai, kaip čia tave kažkas tai, nežinau, tai buitiškai sakant, nervuoja ir tu apie tai visą dieną galvoji, tai čia tiesiog. Yra buvę tokių, Titai? Jo, yra, vienas žmogus, kur nežinai, ką jis kartais nežinai, ką jie daro aikštelį, nes, kaip aš bendrauju su vienais, jie bendrauja su savo departamentais, bet yra žmogus, kur užmiega visą laiką, tiesiog surandi, jis miega. Arba jisai klausia, kada valgyti. Žinai, kada valgyt bus, kaip tau vakar. Man irgi patinka maistas, bet tokie ir tada po truputį jie nervina, nes vis tiek čia bandai čia kažkaip dirbti. Man tai kažkaip primena, kai aš buvau gimnazijoje ir buvo komanda, 4 metus tu esi su to pačiu klase ir vieną turi kašiorą ir jisai žiauriai gerai žaidžia kašį, bet fizinis vis tiek vieną kartą, tik tai 2 kartus per savaitę. Tai tada tai žiauriai fainu su juo būti, tas 5 minutės, bet likusi laiką tai pragaras yra. Tai čia panašiai, 4 metai irgi filme. O tai pasiekė bent krepšinio karjeros tas žmogus? NBA yra neblogai, man atrodo. Jo. Kuris čia? Gerai čia, ne? Čia ne mano. Nežinau, iš kurio Titas miesto. Čia gal būtų gera užuomina. Iš Vilniaus. Ai, tai čia viskas aišku. Tada, ja. Primetus maždaug amžių. Kandidatūra telieka viena. Gerai, nuo krepšinio... Aš nieko nesakiau šiaip. Nuo krepšinio tada grįžtant prie kino, pakalbėkime apie projektus jūsų konkrečius, jūsų atveju. Tai yra paradas, tai kaipgi... Krenta telefonai čia. Ačiū labai, Klementina. Ačiū. Kaip gimė parado mintis, kaip ją vystėt, kaip vertinat ją ir kodėl pasisekė, turbūt galim sakyti, kad pasisekė. Pradėsiu nuo vertinimo. Vertinu puikiai. Ne, iš tikrųjų idėja gimė. Tai
tiesiog, kad mano tėvai jau buvo išsiskyrę ir aš atėjau pas mamą išgerti kavos ir tada jinai pasakė, kad sako, oi, žinai, mes, sako, vėl su tėčiu išsiskyrėm per bažnytinį teismą. Vėl? Vėl, sakė, jo, nes jie buvo jau 25 metus išskyrę. Ir tada sakau, kas tas bažnytinis teismas, žodžiu, ir tada pradėjau paaiškino, kad reikia ten eiti visą tą instituciją ir aš jau atsimenu, kad kavos negeriau, jau man buvo įdomu, kas ten vyksta, po to pas tėtį nuėjau ir jie taip man visą tą anketą, nu, žodžiu, aš gavau iš pirmo šaltinio, realiai, kaip istoriniai šaltiniai, gavau viską, pasidariau ir tada jau ir į patį teismo bažnytinį, nu, žodžiu, buvo jau akivaizdu, kad čia yra ir artima man, ir atrodo visai, nu, vizualu, visai tokia gal ir negirdėta. Tai va taip ir buvo, tą pasakiau, Klementina turbūt sakė, vo. Neatsimenu. Aš irgi nelabai. Ne, nu, man patiko idėja ir mes su Titu padarę buvom prieš tai 2 trumpametražius filmus. 3 gal trumpametražius filmus akademijoje, turiuomenį, kada studijavom kartu. Tai aš tiesiog kaip ir žinojau visą tą jo stilių, kokius jis filmus daro. Ir tai tiesiog labai yra, man atrodo, kiekvieną kartą natūralu, kad tu pradedi dirbti su režisierium trumpametražiais filmais ir tada tai tiesiog natūraliai ateina iki pilno metro. Tai ką tu pasirinki, su kuo dirbti, aišku, su tuo, kurį tu geriausiai pažįsti, nes debiutinis pilnametražis filmas visą laiką yra labai didelė, kaip turi būti labai daug drąsos, bet kartu eina labai daug nepasitikėjimo savimi, tai tiesiog labiausiai, ko tu nori pasitikėti žmogum, kuris yra šalia, tai tu aišku renkiesi tuos, kuriuos gali jau nuspėti ir tiesiog pažįsti. Tai jo, ir tada taip labai natūraliai šitas pasiūlė man, tiesiog net nepasiūlė, aš perskaičiu ir mes tiesiog... Pasiūlė paskaityti, aš paskaičiau, man patiko. Tai šiaip aš taip labai mėgstu gal, kad filmai būtų labai skirtingi stilium, žanrų ir man labai pasisekė, kad aš sutikau tokius režisierius, kurie daro labai skirtingus filmus ir manau, tas labai dažnai motyvuoja ir tau nėra nuobodu ir tu tiesiog kiekvieną kartą tu darai vis kitokį filmą, tai labai įdomu. Ir ta sėkmė kiek nuo idėjos, kiek nuo įgyvendinimo priklauso paprastai ir priklausė šiuo atveju? Nežinau, kaip čia atsakyti. Nu, čia sėkminga? Nu, ar buvo sėkminga? Man tai užtenka. Ne, tai mes pradėjome nuo Tito vertinimo, kad vertina gerai, tai dabar toliau klausiu, kodėl gerai. Nu, kaip pasakyti, aš čia apversiu, nes pusiau supratau klausimo, tai pradžioj galvojau baisu, pradžioj yra baisu, nes atrodo, kad nieko, tikrai niekad ar supras ar ne, ir tada pradžioj, baisiausias dalykas šiaip yra, kai atsisėdi į salę ir jau paleidžia tą ir tada yra ta tamsa, jau užgesta šviesos tamsa ir jinai visada yra per ilgai. Pradžioj galvoju, eina pekla, kodėl taip ilgai, čia nepasileido. Tai pradžioj viskas būna apie tos techninius dalykus, turbūt nepasileido, kodėl taip tyliai, jo tyliai, taip ir turi būti, žinai. Tai va, o po to jau, kai praėjo tas pradžia, jau mes kažkaip žiūrėjom, jo, viskas gerai. Bet dar yra kartais ir prodiuserio tokie dalykai, kur tau atrodo, pavyzdžiui, Tito atveju, tai čia buvo kaip ir komedija, komiška drama, mes pristatinėjom šitą filmą, tai jinai tokia ir yra, ir sėdi salėje ir jauti, kad juokingiausiose vietose nieks nesijuokia ir tada, nieks nesijuokia kaip lievai, tada jautiesi, tai aš manau, kad labai skirtingai kiekvienas žiūrim kartu tą pirmą filmą, turiuomenį prodiuseris ir režisierius, tu dažnai labai tą auditoriją visą laiką galvoji, čia kažkokia turi būti reakcija, tu turi išgirsti, aš manau, ir režisieriui irgi svarbu, kad atlieptų tas šmaikščias tas scenas juokingas, kur tu labai ilgai kūrei kažkokį bairį ir iš jo, pavyzdžiui, nesijuokia, tai irgi tada pradėjai galvoti, kad gal jis neišėjo. Taip, buvo tokia diskusija, kad sako, jie nesijuokia, aš sakau, aš girdėjau tokį kikenimą už... Tokį uždarytą burną, čia dar geriau, tai tokia nesąmonė, tiesiog stresės. Bet irgi labai buvo įdomi, bet aš prisimenu apie tą kikenimą, mūsų šito filmo premjera buvo Talino kino festivalyje ir Taline dirba ir kaip ir toksai gal meno vadovas yra Edvinas Pukšta, kuris buvo šito filmo super fanas ir jisai labai ten juokėsi iš to filmo. Ir buvo premjera ir Taline, kaip estai tokie
kartais nelabai gal supranta vietomis to humoro ir kartais būna, kad irgi tu išverti tą tekstą, tai nėra, tai yra... Lost in translation. Jo, kartais yra. Bet juokingiausia buvo, Edvinai žiūrėjo tą filmą kažkelintą jau kartą ir jisai sėdi pirmoji ir jisai kvatojo, o jo tas juokas yra toks užkrečiamas, kad ir visi pradeda juoktis. Tai jisai... Vakar reikia kviesti premjeras. Jo, tai jisai juokis ir tada visi juokis. O auditorijos testas jau aišku šitą parodo, o būna taip, kad nesuprantat ar gerai ar ne, būdami procese. Nu, sakykime, žiūrėdami filmą jau patys entąjį kartą, būna tas toks pasimetimas? Man tai labai dažnai, bet čia vėl, mano maža patirtis, bet jau dabar buvo biški lengviau, nes pradžioj tai aš labai juokdavus, visą laiką pats labai blogai čia yra. Ir išvengi, negali, jau čia taip juokinga tau. O po to jau kažkaip jau supratau, ten išgirdau, kad Spielbergas sakė, kad negalima, kad aikštelį nieks neturi nesijuokti. Ir žodžiu, bet aš... Plot pradėjai gal? Ką? Ne, tada man jau ir nebejokinga ir pasidarė, iš tikrųjų, tai jau čia buvo ir blogiau. Bet aš atsimenu, kad kažkas vėl iš komandos, gali būti net tas pats bičas, kur mėgodavo ir valgydavo, bet sakė, čia komedija bus ir iš toli, žinai, aikštelį. Ir aš galvoju, eina savo, bet viskas gerai, žinai, gal čia ir yra gerai. Nu, žodžiu, tai tu pastovi. Ir mes visi, žinai, gal, atsimenu, ir aktoriai galvoja, bet kažkaip nejuokinga. Ir tada jau atneši montuotojui, kuris nebuvo aikšteliai, tada, juokinga. Sakau, tai ko nesijokė? Bet jis sako, juokinga, labai juokinga. Čia Mikas. Ok, ar jums tai būna? Kur nežinot, išėjo ar neišėjo? Jo, tai visą laiką, nes aš skirtingai nuo Tito, tai pas man tiesiog dramos yra, tai ten sunku iš jūsų supras, kas ir kaip ir... Tamsi matai, žmonės verkia, tai va tada supranti kažkas, ten kažką palėtė, tai bet jo, supranti tik tai iš kažkokių, po filmo, jeigu ten ateina žmonės, kažką tau pasako, jau tada ramiau, tada ir kritikai kažką parašo. Tada koks nors, bet aišku, tu perskaitai ten kokį nors Facebook'e ar Delfi komentarą, režisierius debilas, realiai, taip, tokių esu, ypač po pirmo filmo, aš labai daug visko esu gavęs. Tai taip pat ir gyvenam, žodžiu. Ar Marija gyvena taip pat? Ne, niekas nėra man sakęs, kad aš debilis. Nes Marija ne režisierius, tiesiog. Jo, ne, bet aš pavyzdžiui kažkaip... visada dvejonės, ten visas, išsakau, išgalvoju, išgyvenu iki premjeros, kai mes jau padarom filmą ir aš kažkaip tą filmą savo susipozicionuoju. Aš žinau, ką tas filmas man reiškia, aš žinau, ką mes su šito filmu padarysim ir aš žinau, kokia yra jo vertė ir man tada jau, manęs niekas neišmuš. Aš suprantu, kad bus kitaip galvojančių žmonių, kad bus man pritarančių, bet aš surandu tam filmui vietą ir man tai yra viskas tvarkojasi su tuo. Aišku, premjera pati yra visada baisu, kaip Tita sakė, per ilgai ta juoda tamsa, tada visada atrodo čia per tyliai, ar čia pastriks DCP ar nepastriks, ar mums vienąsyk per vieną techninę peržiūrę tiesiog dingo elektra, nes pasirodo, kad Savanorių prospekte ESO nusprendė padaryti kažkokią tai iškasti didžiulę duobę ir atjungė visam Savanorių prospekto elektrą ir vingi dingo elektra. Tai yra ir tokių istorijų buvo, bet tai to streso tu ten apturi tikrai daug. Bet man atrodo kažkaip, kad niekada nesu su ne vienu filmu, kad po premjeros galvočiau, o ne, reikėjo kažką daryti kitaip, ar ten galėjom geriau, o gal čia super gerai ten ir jau geriau nepadarysim. Kažkaip sakau, labai reikia, man atrodo, padarei tą filmą, jį, kaip sakant, apkabinai, paleidai tą pasaulį ir viskas tu eini daryti kitų filmų ir jam leidi gyventi savo ir nebegalvoji, kaip čia kažką keisti, nekeisti. Tai man atrodo, kad labai tada ir filmui daug sveikiau, ir tau sveikiau, ir tu gali dirbti toliau ir kažkaip, tos komentarus lengviau skaityti tada. Kaip, kalbant apie jūsų konkretų projektą, apie paradą papasakojo kolegos, kaip gimė ir vystėsi Bėgikė? Tai tiesiog gyvenau šalia žmogaus, kuris serga bipoliniu ir iš arti labai teko matyti šitą dalyką ir išgyventi ir tas buvimas šalia, jis labai daug klausimų kelia. Tiesiog
įvairiausių apie save, apie šiaip net, tiesiog bendrai visuomenę, tiesą sakant. Ir tada tiesiog pagalvojau, kad labai dažniausiai, jeigu aš matau kažkokius filmus, ar ne, kurie yra apie psichinės kažkokias ligas, ar ne, tai dažniausiai vis tiek yra kažkaip rodoma sergantis, arba tada yra toks 50-50 dinamika, artimieji ir ligonis. Aš pagalvojau, kad būtų visai įdomu padaryti visiškai, tik tai artimuosius, o to ligonio iš jūs nerodyti. Nes paprasčiausiai iš tokio filmo nežinojau, neprisiminiau. Ir taip atsirado ta idėja. Ir tiek, aš nežinau, labai prastai užbaigiu sakinius šiandien. Tai Marija, tu gal pridursi kažką? Marija, pratęsk, kad nereiktų užbaigti. Jo, Andrius kažkaip, kai papasakojo apie tą filmą, man labai patiko jo koncepcija, kad visas filmas tai yra 24 valandos praktiškai nuo vieno ryto iki kito ryto ir mergina ieško dingusio savo vaikino. Ir jinai tikrąją tą žodžio prasme didžiąją dalį filmo bėga ir jo ieško mieste, jo ten mėgstamiausiose vietose, kuriuose jis dažnai lankos. Ir tai yra filmas apie tokį tikrai, ką išgyvena žmogus, kuris gyvena šalia to sergančio. Tai man atrodo, kad labai originaliai ir tikrai įtraukiančiai papasakota ta drama ir pagrindinė aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė gavo Shooting Stars apdovanojimą už vaidmenį. Iš tikrųjų tai buvo neįtikėtinai geras Žygės debiutas kaip pagrindiniam vaidmenį kine. Tai aš buvau dar vienu dalyku labai patenkinta, tai kokį kiną išbandė Andrius, nes čia buvo antras jo ilgametražis filmas, lyginant koks buvo jo debiutinis, tai iš tikrųjų ritmo prasme, galbūt ir istorijos pasakojimo naratyvo prasme buvo labai kitoks kinas. Ir man atrodo, tas irgi labai svarbu režisieriui, tas savo ribas irgi kažkokias tai bandyti, tyrinėti ir augti kaip kūrėjui. Tai nereiškia, kad tu būtinai kiekvieną kartą turi kažkokį totaliai kitą filmą daryti, bet tos paieškos vienokiu ar kitokiu būdu, jos yra labai svarbu, kad tu augtum irgi. Tai man labai patiko, kad Andrius taip tikrai norėjo drąsiai pasukti tą visą režisūrinį, galbūt savo, sakykime, stilių, darydamas šitą antrą filmą. Su trečiu turbūt bus dar kitaip, nes dabar dirbam ties kitų Andriaus filmų. Tai man atrodo, tas yra labai svarbu, ta drąsa ir tas būdas, kaip tu pasakoji istorijas, kaip tai būtent istorijai tu nori surasti tinkamiausią būdą kalbėti su auditorija. Taip tiksliausiai. Kalbant apie auditoriją, turim pirmą klausimą. Prašau. Sveiki, iš tiesų labai smagu matyti besiplečiančią lietuvių kino industriją, nors aišku daug dabar atvažiuoja ir užsienio produkcijos ir panašiai. Tai toks klausimas būtų, iš tokių jau pačių pirmųjų idėjų generavimų, kiek dažnai tenka stabdyti ir generuoti labai ribotai tas filmo idėjas, galvojant apie finansavimą, kad, sakykime, gal neprisigalvokim, nes neturim, galbūt negausim, nebus nepakankamai biudžeto. Kiek dažnai reikia galvoti apie filmą būtent jau iškart iš finansinės pusės, kad, gal nereikia pristabdom. Aš tai tiesiog galvoju apie tai non-stop. Ir visą laiką, kai rašau, aš tiesiog nesuprantu, kaip kai kurie, yra Lietuvoje kino kūrėjų, kurie kūrė fantastinius filmus, aš jais tikrai žaviuosi labai, bet aš neįsivaizduoju, kaip galima už lietuvišką biudžetą bandyti fantastinį filmą kurti, tikrai sudėtingą ir brangų, ir aš tiesiog visą laiką apie tai galvoju ir labai save, negaliu sakyti, kad riboju, bet tiesiog galvoju tokias idėjas, kurias tu galėtum įgyvendinti po to finansiškai. Tai jau. Jo, aš tai irgi gal iš pradžių, aš manau, kad idėja, pati kaip idėja, visą laiką yra labai smagu pasvajoti. Mes visi mėgstam svajoti, kaip būtų, jeigu būtų. Tai aš manau, kad ta pati idėja, kada pradedi kalbėti apie ją, kokia jinai galėtų būti ir apie ką čia tas filmas ir kaip čia kas turėtų vykti ir taip toliau. Tai tiesiog yra smagu, bet kartu iš to kažkokios idėjos pristatymo ar
pristatymo, kada tu pristatai ir tada atsiranda tas dialogas, o gal galėtų būti taip paprasčiau ir tai nepakenktų niekaip tą idėją ar temai, galėtų galbūt nebūti to arba to ir tada tu vėlgi prieini prie tokio kompromiso, kad tu nenužudai idėjos iš karto, tu gal bandai ją leisti plėtotis, bet čia vėlgi, man atrodo, labai priklauso nuo režisieriaus, kaip jisai rašo tos scenarius, nes čia vėlgi labai priklauso ir nuo asmenybės, ir nuo šiaip, nuo kaip tu galvoji, nuo tavo racionalumo, ar tu kaip tik esi galbūt labiau iš jausmo žmogus. Tai čia vėlgi, man atrodo, jį tiesiog į asmeninės savybės labai irgi atsiranda tos idėjos. Vat kaip Andrius sako, kad rašo galvodamas jau. Tai... Čia antraštė įsivaizduoju kokio nors pusiau bulvarinio portalo, kad režisierius nuolat galvoja apie pinigus. Gerai, tai po vieną tokį dalyką, kurį norėtumėt, kad gal apie prodiusavimą, režisavimą išsineštų žmonės, kurie čia yra, kurie galbūt galvoja apie tokią karjerą. Klementina. Vieną žodį? Nebūtinai vieną žodį, patarimą vieną. Ai, patarimą. Žodžiu, iki 100 gal taip. Nežinau, aš tik kažkaip galvoju, kaip... Dažnai sako iš viso, ką tas prodiuseris daro, tai čia dažniausias klausimas yra žmonių, kurie galbūt nėra niekaip iš industrijos, nėra susiję ir taip, nežinau, visiškai šono. Tai ir ko reikia, kad būtum geras prodiuseris ir taip toliau. Bet aš kažkaip, nežinau, čia toks atrodo, tu labai apriboji žmonės iš karto ir tai, netgi tu to paties prodiuserio negali per daug irgi apriboti, nes jis irgi nėra kažkoks tik Excelio lentelė. Jis irgi yra ir kūrybiškas, tarkim, tam tikrose sprendimuose turi būti kūrybiškas. Tai man atrodo tiesiog gal tiesiog, jeigu nori, aš manau, kad prodiuserių gali tapti gal žmonės, tie, kurie gal tiesiog yra, nežinau, atsakingi, drąsūs, turi galbūt skonį į tai, kas yra galbūt matyti tą, kas yra gera idėja, kaip jinai galėtų gerai atrodyti ir kažkaip. Ir galbūt, manau, labai yra svarbu dar komunikabilumas, kad tu mokėtum tiesiog bendrauti su labai įvairiais žmonėmis ir mokėti tą idėją pristatyti labai įvairiems žmonėms, kad jie patikėtų. Kitai? Čia gal apie režisierius. Be abejo, taip. Aš kadangi vėliau atėjau į šitą peklą, nes aš labiau scenaristas buvau, tai turbūt tokio gal turėti, jeigu, kad įsivaizduot, aš čia toks vidinis bairis, bet kaip long runas, ne? Čia kaip ne sprintai. Tai tam, kad jeigu turi filmą arba turi idėją, supras, kad tai užtruks 3 metus ir 4 ir kad kitą rytą atsibūdęs, tu vis tiek dar galvosi apie tą idėją ir vėl. Tai jinai turi būti ant tiek tokia, kad tau bus faina ir po metų, arba gal jinai atsiras dar naujų spalvų kažkokia, tai kad nebūtų vien, nes o šiaip tai, jeigu taip, fainiau būti scenaristu, šiaip žymiai smagiau, įdomiau ir mažiau streso. Tai kodėl nusprendai nusibausti taip? Retkarčiais. Ne, aš šiaip tai rašau kitiems. Ir apie tą patį biudžetą, žinok, čia labai, mano paskutinis toksai. Aš irgi galvojau, rašiau su Jonu Trukanu, dabar parašėm filmą naują ir aš sakau, Jonai, bet šita vieta, čia yra, nes jau drebančių pirštų, sakai, čia žiauriai, čia neįmanoma brangu. Ir Jonas sako, žiūrėk, tu rašyk, nesiparink, sako. Ir man tai buvo faina, aš rašiau tokį visiškai Žiedų valdovą ten. Pinigų yra. Jo, tai dėl to scenaristų kartais yra fainiau, bet šiaip tai ne, nes tuoj po mėnesio, rytoj, man atrodo, kalbėsim su prodiuseriais ir reiks taisyti per naujo į realybę grįžti, pažiūrėsim. Gerai, Marija, paskutinis akordas. Čia ką palinkėčiau tiems, kas nori būti prodiuseriu, kaip jau užmiršau klausimą. Taip, ką išsinešti šitos diskusijos būtų galima apie prodiusavimo profesiją? Man atrodo, kad kad tai yra žiauriai įdomus darbas. Man jis labai labai patinka. Ir net kai važiavau čia į diskusiją, kažkaip galvojau, apie ką čia mes kalbėsim šitoj diskusijoje, kaip įdomu. Ir iškart kažkaip automatiškai pagalvojau, kad nežinau, ką kalbėsim, bet žinau, kad man patiks, nes man labai patinka mano darbas. Tai jis yra tikrai toks, kaip aš sakau, aš žinau, ką veiksiu
iš vienos pusės po 5 metų, nes turim tiek projektų ir tu žinai, tas tais metais, tas tais, bet iš kitos pusės aš nežinau, ką aš veiksiu šiandien. Ir taip ir būna, kad tu ateini į ofisą ir tiesiog, ten kažkas, visą laiką tu kaip ir planuoji, bet ta dinamika yra tokia intensyvi ir, tas yra iš vienos pusės labai žavu, tai nesakau, kad lengva, bet labai labai įdomu, nes visą laiką tu esi tarp labai įdomių įvairių žmonių, nuo ten, nežinau, finansuotojų fondų iki aktorių ir visko. Turi būti labai kažkaip, turi mėgti tą dinamiką, turi mėgti žinoti, ką veiksi po 5 metų, bet, sakau, tas labai daug tame ir atpildo, kad sutinki labai daug įdomių žmonių, labai įdomiai praleidi laiką ir po to dar padarai filmą. Andriu. Aš tai tiesiog patarčiau, jeigu tie, kas stoja, tai jeigu labai patinka filmai, tikrai labai patinka, tai ir žiūrit, iš tikrųjų jos daug, o ne šiaip ten vieną kartą per savaitę. Ir dar mėgstat, nežinau, pasakoti anekdotus, tarkim. Tai tada, okei, eikit, stokit. Jeigu jums atrodo, kad jūs mėgstat filmus, tai tada, nežinau, pagalvokit dar jo, darykit kaip norit, bet jeigu tikrai mėgstat, tai tada eikit tenai, nes tikrai čia nėra labai maloni ir lengva profesija. Tokia pesimistinė gaida tada. Ne pesimistinė, tikrai, žodžiu, stokit šiaip, jeigu norit, faina. Gerai, ta optimistinė gaida, tada ir pabaikim. Ačiū labai visiems, ačiū, kad atėjot. Tiek kol kas apie prodiusavimą ir režisavimą. Ačiū.